Sveikas, Juliau. Jau matau, sezonui ruošiesi? Taip. Vau, iš tikrųjų, tai važiavau pro šalį, žiūriu, kratytuvą išsitraukiai organinių trąšų. Liuks. Iš tikrųjų, tai gerai, jisai toks didelis, masyvus. Kaip suprantu, jisai čia iki 24 tonų apkrovos yra. 2 ašis. Prikabinimo sistema, manau, išmani. Vau, super, super. Bet čia neįprasta sistema. Čia žiūriu, yra iš tikrųjų padaryta suintegruota pneumatinė pakabos sistema ir važiuojant tuo pačiu metu ir smūgius sugeria, suamortizuoja. Va, ir prisikabinti tuo pačiu lengva prie traktoriaus. Nėra jokių papildomų hidraulinių kojų, tais pačiais cilindrais galim pasikelt, pasireguliuoti ir kratytuvą išsilyginti. Viena ašis atlaiko iki 10 tonų. 2 ašis po 10 tonų 20 ir likusi apkrova štai ant prikabinimo įtaiso. 4 tonos 20. Tai kiek šis čia tos tūrio turi gali pavežti? Tai čiagi kubais gaunasi. Apie 23 su paaukštinimais maksimaliai. Super variantas. Dar galim ir detaliau pasižiūrėti, ką jis čia dar turi gerų dalykų. Tai ką mes turim čia viduj? Iš tikrųjų turim 2 juostinius grandiklinius transporterius. Šia grandinės, tai matau, ypatingai storos ir tvirtos, jau čia nutraukti galimybių nėra. Ir strypai skiriasi. Čia vienas ypatingos formos. Ir žinau kodėl. Pasirodo, ne tik galima vežti organinės trąšas, vištų, arklių mėšlą, karvių, bet taip pat galima vežti ir kalkes. Šitas transporteris sumontuotas taip, kad iš tikrųjų galim dirbti ir kalkinti laukus. Jeigu nebūtų šitų paaukštinimų uždėtų, tai jis būtų apie 16,6 tik tai talpa, bet su tais uždėtais 400 mm paaukštinimais tikrai jaučiasi, kad gali daug pakrauti. O, iš tikrųjų dabar taip ranką uždėjus jaučiasi, kad lentos uždėtos. Vau. Net gera apsauga, jeigu krauni ir sukauš už kabinį netyčia, tai tik tai medžio kampas gali nukentėti. Nesužeidi borto. Super. Čia matau net gale galinė siena yra. Pakeliama giljotina vadinama. Nu, vienu žodžiu, užsikraunam, atvažiavam į lauką, pakeliam, įjungiam transporterį ir paduodam visą masę. Ką apžiūrėjom, kaip atrodo iš vidaus kubatūra, pasižiūrėsim, prikabinimą aptariam. Padangos plačios tos, plotis 710. Vau. Ką, pasižiūrim, kas yra iš dabar pačiam gale sumontuota. O čia sumontuoti 2 galingi dideli diskai su 6 mentimis metimo. Ir matau dar plus gale uždėta lauko pakraščių sistema. Na, jinai ne šiaip reikalinga tam, kad kadangi šitas barstytuvas gali paskleisti net iki 24 metrų pločio kai kuriais atvejais, tai kad nepatreštumėm nereikalingų teritorijų, kaimyno laukų, tai vat naudojam šitą užleidžiamą skydą. Tas skydas lygiai taip pat, va matau, jisai yra užleidžiamas iš traktoriaus kabinos, valdant kompiuterį, tiesiog va štai hidraulinis cilindras ten viršų yra, jis užleidžia ir mes atliekam šitą procesą.